Jau kažkas atpažįstama kaip praeitą kartą. Ir mes šalia laivo. Ir čia mūsų laivas. Mhm. Nu, man irgi sako, kad mūsų laivas. Bet, bet irgi leidžia vis tiek ir dabar leidžia man į viršų pasižiūrėti. Mhm. Tai čia, kai leis po visą lakstyti, tai čia paskesim tam laive. Koks didžiulis, neįsivaizduoju. Jau čia kaip akis atgausim galėsim. Ekspedicija visi prasidės. Bet Nors tai tas koks laivas man dydis. toks jisai pažįstamas. Iš tikrųjų, va tuos aukštus irgi parodė. Tai aišku, dar kartą pasitikrinau viską. Bet visas net vibruoja nuo tos energijos. Viduj va visas, nu toksai, vos net drebu, kažkas tokio. Nu va, gavai Na, ne? atsakymą, kaip energijos turėti procesam. Ai, aha. Nu, rimtai. Nes kaip ir sakau, nu man nepakanka jos tai, ką darom. Taip. Nu, dar kartą pasitikrykit viską, žinai. Sako, kad mūsų. Jau tai jau Melchizedekas šalia. Mhm. Um, Einam į kapsulės, valytis, darytis kažką, Einam užsikrauti. tikrai viską einam Užsikrauti valytis. reikia. Ir Gal pažiūrėt, Birutė gal dabar tu, kažkokius update'ų tu gal kaip kokių duos. kompas, jo, ir update'us, ir prisimenam, ką mes valėmės, ir kad viską nuimtų reikia užprogramuoti. Mintyse Tai, užprogramuok visus, kad nuimtų ten tuos kopijas, skysčius, visus žodžių, tu mintim gali viską suprogramuoti. o aš tada visas kopijas naikinu, kur palikom. Mhm. Jo. Gerai, tai stojam į kapsulės. Paėmė kapsulės. Mhm. Aš va Rodo, kad netelpu. viduriniai kapsulės. Bus to netilpu. Nu rimtai parodė didesnę, kad, Tai lipti į didesnę, nu. ne, tai mano ta, Jo. parodė, kad didesnė tapo, kaip. Kapsulė? Mhm. Jo, man irgi parodė. Ir tu Bet aš matai? matau kažkaip birutę iš dešinės, matau tave iš kairės jaučiu. Jeigu taip kažkaip ir tu toks dvigubai didesnis. Mhm. Tu, Gerai, kad dvigubai tai jo. update'us. Gerai. Visus. Ai, ir gal ne, bet tai čia buvo žaidimas dėl to, kad suaktyvuoti tą kamuolį. Jo. Nes galvoju koordinatės pasiimti laivo, bet mes jau tai darėm seniau, aš prisimenu, kažkada buvom Taip. keliam koordinatės laivo. Jo. Ir man sako, žinai, va dabar tu turi tą energiją, tai tu lyderis į kitų laivų. Ai, Jo. Bet ir mes, Birutė, turim savo įrankių, žinau, aš gavau atsakymą. Bet jie darys kitokius dalykus. Bet kol kas mes kaip kačiukai neatakom dar. Kai pataksim, kai pradėsim matyti, tada bus įdomiau. Nu jo, sako, tai dabar kol kas dirba. intuiciją išlavinsit. Jo. Nu, bet va dabar tas jo jausmas toksai, kad, žinai, nu, dar tu bandai klausti, toksai net nesiklausė, ar čia tas mūsų laivas, žinai, mūsų ir viskas. Ne, tai ir tas, bet gal padirbinės, bet tas krištolas labai toksai. Ir dar visada, žinai, gali paklausyti tokią energiją, kad pasirodytų. Visada visur viską reikia patikrinti.
Visada, visada. Jo, aš tau iš kairės. Aš galvoju, žiūriu, ta prasme, nes aš matau prieki savęs tas kapsulės, bet kai apsukau, ta prasme, kaip jeigu gulėčiau joje, em, kaip matau, nes man rodo Aha. vaizdą ne tai, kad būčiau kapsulėje, bet kad žiūrėčiau kaip trečias asmuo, ta prasme, iš Jo, šono kaip viską matau. Jo. O Nu, jūs, kapsulė ta gerokai. prasme, o tavo vaizdas ateina iš kapsulės, kaip ir. Nu, ta prasme, intuicija. Ne, iš taip kaip Irgi, tu. ai, Taip kaip tu, jo. Taip kaip tu matai. Bet va galiu ir iš kapsulės pasisukyti. Va. mhm. Puk. Bet nu dvigubai didesnis. Man rodo, kad Vyrukas ką? atsidarinėja mūsų. Mhm. Aha. Ką valgai? Ką valgai, kad tiek augai? Čia fish and chipsus? Nu, O tai gerų užgavęs gal nuo Černobylio upės. kažką tai. Viskas. Mhm. Kviečia mumi kažkur tai sėti, ne? Kažkaip ant kompo metė, žinai, turbo užrašą. Ne, gerai. Paturbinti. Nežvenkit, bet taip išmetė, aš jo neprojektavau. Tai aš tikiu, viskas gerai. Kad suprastum, nu, visi. Kažkur veda senelytės, jaučiu. Mes prie to stalo. Mhm. Čia ant to stalo, tai tarsi, žinai, kaip tarsi vat, Kapsulė. būtų, ne, kaip tarsi būtų reljefas kažko, tai vat, gali pateikti detalę informaciją, vat, tarkim, kaip žemėlapis, tai plokščias, o čia su visais reljefais, su kalnais, su viskuo. Mhm. Bet mes vėl Na, į kalnus varysim. Mhm. Mhm. Ir tu matai Man- tas, Ta pati. ir tu matai Man tas kalnas. prieš kokias 4 dienas kalnų vaizdą tokį rodė. Ai. Dalį kalnų. O dabar tu matai juos? Nes, būtent, kad kalnai, aš irgi kaip žiūrėjau į Aš tos dabar, kaip kalnus. pasakei, tai Man matau, tik kaip pasakei. pajautimas Tai matau. eina vaizdo. Mm. Matau, kažką tau ten rodo, ne? Taip, su ranka. Mhm. Rodo, bet neteina informacija, ką būtent. Upės nėra. Kalnas Matau upė. kalnas, Apačioj. jo, upė yra šalia kalno, bet man ant to kalno šono, kaip gal įėjimas, nes raudonas toksai mirkčioja. Holograma ten uždėta. Ten gal įėjimas bus. Įėjimas jo, kad tipo kalnas, bet tenai uždėta holograma. Aha. Tai va toj vietoj bus įėjimas. Kaip dabar, tai gal kaip tada privarysim prie pat to. Mhm. Man rodo, kad aš galiu kažkaip kaip copy-paste padaryti, ta prasme, nusikopinti vaizdą. Mhm. O čia ne Himalajai? Jo, Man kažkur.
Toksai, Taip tai jau labai sakau, va, dideli toksai, kalnai. jo, ir toksai sniegas, toks lygtais, toks vėjukas, toksai, nu, toks šaltukas, gaivukas. Nes tenai yra Himalajos, man atrodo, tiksliai neatsimenu, yra pirmas, kažkuris portalas yra iš 12, neatsimenu, kuris tik tai. 5 gal. 5. Ar rodo, ką Jo. mes ten turėsim padaryti? Nežinau, laukiu. Aktyvuot portalą turėsim mes perkoduoti jį. Bent jau čia man tas eina, žinai. To kažką tai stovim prie tų Stargate'ų ir kažką aktyvuojam. Rodo, kad tu, Aha. kad Birutė prie kompo kažką, Jo. tau kažkokius kodus duoda. Mhm. Kęstučiui kažkokį tai, kaip Tomahawk'e duoda. Žinai, kad toksai Jo, 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 jo. kaip kirvis, bet į abi pusės, ta prasme. Ir Jo. aš nežinau, dėl ko tiesiog matau, kad duoda. Kabelis kažkokius nukirst. Ar sutrumpyti. Ai, ne, gal, bet ką matau, kad bus toksai kaip altorius, auksinis, didžiulis, ir bus išrašinėta ant jo. Tai va tiesiog su juo suskaldysi, nes Gerai. už jo yra tos duris. Gerai. Birutei duoda kažkokį kaip power banką. Akių nežada duoti. Tai tau yra tokie procentai. Kiek sakiau praeitą kartą Gaunas tau? 90 kažkeli. Du. Ne, ar 90 buvo. 8, man atrodo. Okay. Žinau, Kęstučio 7 kažkiek, nes dabar Kęstučio 7,6, nes buvo 7,2, o dabar Aha. Birutės 8,9 metai kažkas tokio. O kiek buvo praeitą kartą? Neprisimeni? 9. Tai blogėja? Ne, 8,6 kažkada buvo, kai žiūrėjom vakar. 8,6. Vakar, man atrodo. Ai, vakar. 8,6. Gal vakar. Ne, vakar nežiūrėjau. Nu, kažkada čia dar žiūrėjom su Kęstučiu, kai buvom. 8,9 Jo. metai. Ai, nu tai gerai, tau 3, manau, 2. Ai, nemanau, kad turėjau. Ta power banką man rodo, kad kai kodus nuimsi, tau jį reikės pajungti prie tos sistemos, ar taip? Ir laidą kažkokią duoda Birutei. Laidą tokį, jo, laidą norėjau pasakyti, kad pajungt laidą. Kęstučiui Čia kažkokį kaip žiedą, bet toks žiedas jisai didelis, kokiu ten 30 centimetrų skersmens. Tai portalas, ta prasme, bet kur jį padės, gali pro jį, bet tai 30 maža, gal išsididina paskui. Išsididins paskui į patį centrą kažkaip rodo įsistatys ir išsididins. Aha.
Nesupratau, tai ką aš veiksiu? Popkorną pasiimti. Ne, tai dar kažką duos. Kad jau viskas. Mm. Tai tu esi vanago akys. Ne, kažką tais reikės tenai apačioje atjunginėti, man atrodo, tau irgi. Ai, vėl tau rutulį reikės, tau įdėti kažką Ne, į tai čia rutulį. kadangi aktyvavau tą rutulį, tai sako, nu Mhm. tau, Nieko nereikia. nu, Tai aš ir sakau, bet tu turėsi tenai kažkaip tais į vėlgi rutulį kažką įdėti. nes va rodo, kad reikės ir jo, kaip sakai, tą rutulį, kad nematytų, kad Mhm. visur, kad paskui kaip apsaugą rutulį, kai sudaužysi tą altorių ar kas tenais ten Altorių. toksai. Mhm. Spindulį kažkokį apsaugos ar ką, kad ten kažkokį reikės ugninį paleisti toje erdvėje, toks kaip žiedas, na, į skirtingas pusės. Nu, tai va, O tu, matai, kiek turėsi veiksmų. o tu Birutė, matai, ką rodo man dabar, ar ne, ar tiesiog. Ne. Ir tu Kęstuti nieko nejauti, ne? Ta prasme, kai man ką rodo. Aš jaučiuosi Ne, kaip priglušinta, girdi, tu pažiūrėk, ta prasme, aš prašau erdvę, kad parodyt, ar man galvos nėra kažkas. Yra kažkoks. Ne, Žinai, Tai kaip kodėl yra, jie nenuspėja? atrodo, labai nežinau, sunkiai informacija vaikšto, žiauriai, nei matymas, ta prasme, kažkoks. atrodo, žinai, kas yra, kaip būtų tau koks veidrodis prieš akis uždėtas. Nu, va. Tai va, kaip sakei, tu ne pirmai. Tada sakei, kad matai, kad jinai ateina, kad per kažkokį veidrodį žiūri. Ne, ten nemačiau to. Aš mačiau ją, kad jinai, nu, aš tarsi žiūrėčiau iš kitos pusės erdvės, bet jinai tarsi vat šalia, bet jinai nemato manęs, jinai vaikšto. Bet Nu, ar čia dabar pasižiūrėk, ar čia ne tam, kad jos akys gytų geriau? Ar čia ar šitas nėra naudingas? Pajausk, kiek 100% jisai yra naudingas ir kiek ne, kiek iš procentų. man meta, kad nenaudingas. Nežinau, kas Man tavo irgi. atėjo. Ne. Man irgi. Mhm. Mhm. Kažkaip Man rodo, rodo, kad su kad ta aš lazdele galiu gali nuimti. suskaldyti. tą patį pagal, norėjau tau sakyti, kad tu gali nuimti, paimti ir nuimti. Prieš nuimant pažiūrėsiu, ar. Kaip tu ten sakydavai, kad kiek galima harmoningiau, ar kaip ten, kad ką ten Jo, daryti? jo. Neišdraskyti, ne? Jo, imk pačiu harmoningiausiu būdu, kad nepažeisti sielos energetikos. Ir iš karto man rodo, kad iš karto įleisk vaistų, kad gytų. Tai aš su rankom tiesiog nuimu ir su rankom laikau Jo. tau galvą ir vagyję. Taip. Čia jį paliko tam, kad pasipraktikuoti. Jisai šiaip signalų ten niekas jų nevaldo. Bet keista, kad niekur nepasimatė, aš nežiūrėjau labai į tave. O tas ir yra, kad kažkaip, kai pasako, tada pamatai, o taip, Taip, turi nepatraukia įvardyti akies. visada. Turi įvardyti. Ne, tai jo, bet supranti, aš mačiau jūs prieš einant į kapsulės. Ta prasme, aš nieko to nemačiau. Kai Birutė pradėjo apie tai kalbėti, aš tada
nu, įdėmiau pasižiūrėjau kažkaip tai ir pasakiau, ką matau tiesiog. Mhm. Man toks vaizdas, kad tos vaizdus irgi duoda ne taip, kad va, kaip su šitom akim, kad dairais ir matai viską, nu, sąlyginai mau įmeta tai vaizdus. Mhm. Viskas 100%. Sugijo. Mhm. O dabar pažiūrėk, kaip akis kiek procentų dirba. 2 kažkodėl metų. Nu, Nu, sakau. Tai tada gerai rodė tenais. Nes aš ten galvau, kad iliuzija, nes ten viskas iliuzija buvo. mhm. Nu, okei, varom tada. Bet tai kodėl tada Mhm. Kęstučiui lėčiau? Tai pasižiūrėk, gal man irgi uždės. Panašu kažkas. Kęstutis morkų nevalgo. Mm. Reikės pradėti dabar. Su česnakai. Su majonezu. Su grietinė. Gerai, tu čia ant tuščių skrandžių pasakei receptą. Dabar taškysime seilėmis. Nu, kotletukas koksai dar šonė su bulvių. Pas mane nėra nakių, nieko nesimato. Užmestų. Raištis kažkoks Va, kai baltas. raištį man irgi užėjęs Bet raištis. čia Aš tam, praeitą kad kartą sakiau. gytų. A, Tam, tai kad gerai, tai gytų labai tau. gyja. Gerai, tai gal tas gyja. Pažiūrėk, ar 100% mano raištis. Patinka mano. Jo, nes nu baltas jisai, tas šviečiantis. Tai kas, kad šviesintis, tai pasižiūrėk procentaliai. Kad šviesis tai nereiškia, kad jisai, 100%. nes man. Aha, gerai. Ne, hologramos tos šviesos neišlaiko ilgai. Jos, vat būtent Gerai. tas ir yra bruožas tos baltos šviesos. Mhm. Nepalaiko niekas taip ilgai. Jie buvo bliksnis, va, kaip ir sakau, mūsų erdvė. Jinai trumpam pabūna, bet jinai vėl paskui sutamsėja. Tai niekas tos tokios šviesos baltos neišlaiko. Taip, 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 taip. Tada kūrėjo šviesa. Nu tai ką, ne tai, kad akių nėra, bet dar ir raištis uždėtas. Yra akis. Yra gerai. Po Gerai, tiek varom laiko toliau. varom. Lekiam į misiją. Kiek dabar valandų kas nors žiūri? Ne. Aš Nu, ai, irgi reikia žadintuvą tau irgi. neužstačiau. Palauk. Po 9:12. Nu, gerai. Po 9. Aš niekur nelėkiu, bet tik tai dėl jūsų, dėl Birutės. Kažkaip gimtadienis tau, Birutė? Mamyčių diena, ateis delegacija. Sakiau, be 10 neikit. Mamyčių diena tiksliai čia. Šiandien. Mamyčių diena kiekvieną dieną turi būti. Kaip ir tėtis. O kaip tu Birutė išmokinai džiugą, kad jeigu 2 juostelės subinė. Pastusubinė. Čia apie tą, žinai, kur juokiuosi, kai nėštumo testui, kad Ne. Kad mama mokino pietkelnes maunant, jeigu 2 juostelės, tai reiškia subinė. subinė Ta prasme, nes ant pietkelnių užpakalinė dalis. Jo. juostelės, bet Dvi nėštumo juostelės. testai irgi 2 juostelės. Gerai, varom toliau. Lekiam į misiją. Nu, super, patinka man. Ir energija kitokia visai jaučiasi. Ne, tai va tas, va, kaip tu ir sakei, galvoju, va, atsibodo tie burbulai, va, kaip ir sakai, va, lėkštę, kaip sakei, va, sukūriau lėkštę. Jo. Nebe burbulė, Va. o lėkštėj patogiai Taip. sėdim. Taip. Patogiai sėdim suoliukus padarei.
Kavykis gal kokios aparatėlį pastatyk. Rimtai, Mindaugai, kavos. Tai gal aplamai laivė liekam kopijas siunčiam. Ne, važiuojam patys tokius dalykus patirsim. Tu sakysim, pasakosim manukam, kad kopiją siuntėm ne patys. Kirvukais musikavom. Mes viskas vietoje. Aha, van, pamačiau kalną, parodė. Gerai, dabar kaip tą su pulteliu gal galima nujungti tą iliuziją, ne? Man tai rodo, kad Ne. Mindaugas nuveiktas. Jo, aš tą sukursiu, kad nematoma. Bet dabar kaip man meta, kai įskrisim, Atsidursim Aš prie tai- altoriaus. ne, rodo, kad apgaubti tuo pačiu burbulu, tarsi atskirti birutę, kad kai jinai bus prie kompo, būtų tam burbule. Mhm. Nu, ta prasme, mes ją paliekam. Bet reikia uždėti Gerai. nematomumo. Tai va tas dar. va nematomumo ir burbulas ir yra. Man rodo, kad man sukurti, būtent naudojant tą energiją. Ir nes negali nuskaityti šitos. Nenaudoti tų burbulų, kur turim visi trys. Toliau rodo iš tos, kaip ir sakiau, atskirti tave, vat, pradžioje, kai įskrisim, būsim tryse viename, paskui atskirti tave irgi į tą burbulą ir palikti. Okay. Tada toliau, aš tiesiog žiūriu, ką man rodo. Gerai. Toliau Kęstutis. Atšaka irgi taip pat į burbulą ir atšaka bus į dešinę pusę. Tu pasiduodi irgi į dešinę pusę. Tai Kažkokie mes abu su armiai. Kęstučiu. Ne. Tu liksi tenai. po kairę pusę tau lieka viskas. Supratau. Kompai pačioj pradžiai. Nu, ne pradžioj, aš nežinau, kas ten kur. Supratau. Bet Kęstutis, kai vyks, turi būti armija nemaža robotų po apačią. Bet aš būsiu tam nematomumo burbule. Jo. Bet kaip orientyras. Kažkokie sandėliai. Sandėliai ir ten kaip uolos būtų. Kaip šachtos. Tai man rodo šachtą, jo, kaip uolinė šachtą. Ir ta, kurios tau reikės, nes ten daug jų. Mirkčios raudona lemputė kažkokia. Būtent kurios tau reikės. Gerai. Ai, ne raudona lemputė, o turėsi voras bus. Ir raudonos akis turėsi, nu, ta prasme, kaip orientyras. Kaip tau fainai. Tarp vorų. Nu, ne veltui sapnavau. Ne veltui sapnavai vorus, nu. Jo, ir va pro ten. Ten panaudosi tą žiedą, kad praeitum į šventyklą. Tarsi atidarysi ten portalą ir kad pakliūtum į šventyklą kažkokią tai. Jau kaip paskui tą vorą nuveiksi, ne? Ne, jo, ta prasme, į tą šachtą, kai lysi, orientyras tas voras bus, matysi raudonas akis, ai. Nu, bet o kaip tu tai padarysi? Nu, nebent gal intuicija. Aš jausiu, jo, viskas gerai, aš jau pasitikiu savo intuiciją, anksčiau dar būdavau. Nu, tai viskas gerai. Tai va ten vaidėsi tą žiedą, pro tą žiedą. O tai tau eina informacija ar ne? Dėl to, ką tau daryti toliau? Man
neina informacija, nes bet man eina kur kas kaip kur vyks. Va šachtas, man voras, matau žiedą, matau kur dėt. Mhm. Va kai pereinu, matau Tai va, ir tu iš karto pereini tas tenais. altorius, iš karto va tas toksai blizgantis Ir, su bet tais žiedą, kai pereini, iš karto pasiemi, pasiimt. nepalieki. Jo, pasiimu, va, Ta prasme, pasiimu deaktyvuoti žiedą. kažkas tokio. Taip, taip. Nes kai tu suskaldysi tą altorių, auksinis, toksai Mhm, didžiulis auksinis, ant jo bus išrašinėta. Ornamentai labai panašus į tų egiptiečių, kaip rašydavo, kur rado ten. mhm. Praeitą kartą jo. E, Neiti į vidų, nes ten susitiksim, jau trysia susitinkam tenais. Mhm, gerai. Ir po to man rodo, kad tuo portalu, tą atidarysiu portalą, mes išeisim iš tenai, ne? Gal vėliau, nes dabar ten, kad Vėliau, įeiti, reikės tos apsaugos, kurią man rodė Melchizedekas laive, jo. kad va būtent tą apsaugą sukurti pro tenais. Mhm. Gerai. Nes ten kaip juoda skylė rodo, kad gali išpikseliuoti, kaip tu sakei, ar Jo. suspausti, ar kažką tai tokio. Jo, tai mes atjungsim šitą va, tą dirbtinę sąmonę, nes jinai dar tenai turi savo energijos. Taip. Nu ką, varom. Ir paskui gal parodys tą novą erdvę. Melchizedekas išmetė va tokius, kažkada parodys. Mhm. Mums visiems vėl. Gerai. Visi Velkės Didikas sako, pas tai labai daug klausimų. Mm. Nu ką, judam. Jau viduj. Mm. Aš einu į dešinę, Aš ne? burbulė, Ne, ne ne, jau. ne, 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 dar ne. Dar laikomės kartu. Jau aš norėjau iš karto lėkt, žinai. Va, matau žalę. Jo, va čia galim, birutė čia lieka. Aha, Mes dar kažkur leidžiamės, ne? jo, tai va sukuriu birutėj atskirą, išspiriam iš savo burbulo. Nebus nei kavos, nei sausainių. O tau birutė, matai, kad rodo? Ar tu matai, ką nors, ką tau rodo, ką toliau va daryti? Nu, man rodo tokį pilną kompiuterių kambarį. Jo, bet kurioj vietoj Ir aš, rodo? ir aš turiu kodus suvest. Jo, man Mhm. rodo žalia, va, žalia spalva dega. E, Ta prasme, kuris kompiuteris? Kurioj vietoj tu turi pajungti tą laidą? Mhm. Bet pirmą tai kodus turi suvesti, ne? Kiek man ateina, sakymus. Nežinau. Jo. Pajungt tą laidą. Man tiesiog rodo, kur įjungti tą laidą. Kaip čia tau paaiškinti? Tu matai ar ne? Kur? Ai, geras, Matyt. palauk. Žinai ką? Kopį, aš galiu, palauk, žiūrim ar suveiks. Aš tau įkroviau tą vaizdą, kur turi būti. Jo, gali. Čia matau. Nu. Ar matai? Gali užtrukti, nes čia naujas bairis, bet... Jo, man ir tą patį sako, naujas bairis, bet
eina tai daryti. Ir eis ateityje mes galėsim naudotis, o parodė, kad mums kažkaip kad būsim mes atskirti kažkokioje misijoje, bet jau kaip akys bus ir mes galėsim matyti vienas kito vaizdus, kur kas kaip ką. Ir mėtytis informaciją. Man rodo, kad užsikrovė 100%. Toks vaizdas. Matai, ką nors Birute? Nežinau, man visumoje rodo tik tai, žalią vietą, kur aš turiu įdėti. Jo. Tai va taip ir aš matau. Ta prasme, tik žalią tą vietą, kur įdėti. Nu, Ai, tai gerai, tada matai viskas tada. Daugiau jau pati viską bandykim, žinos. jo. Tai Turėčiau mes judam kažkaip. toliau tada. Rimtai, tai palauk, tai aš ir Kęstučiui tada įkeliu tuos vaizdus, ką mačiau. Kel. 100% turėjau įsikelt. Jo, parodė ir tunelių tokių daug. Tokios tarsi skylės, daug skylių. Jo. Vidury stovi ir daug skylių aplinkui. Taip. Ir ten va tą vorą, būtent tas voras matysis, kad kurios tau reikia. Tau šitą vorą. Va, tau Tuoj dabar nuotrauką. viskas sukuriu tau tą burbulą, paleidžiu. Gerai. Prisimeni dar iki tų šachtų turi praskristi pro kažkokius tai robotus, kažką tokio. Jo. Nežinau, Bet kodėl parodė robotai būtent juos. apačioj robotai kažkaip. Jo, apačioj, jo, tu virš jų. Gerai, skrendam. Armijos daug. Jo, kur šachta, kuri? Gerai, voras. Aš jau vedu kodus. Gerai. Vorą. Bet man kažkodėl sako, palauk, kad tu kai pajungsi, kad tie robotai kažkaip tais. Tai staptelėjau aš va. Ir kaip. Erdvė pačioj robotų. Jie tokie ne robotai, jie tokie žmogaus dirbtiniai kūnai. Bet ir metalo galvoju. Vaizduok, net aš priskridau sieną iš kristalų ir tie spygliai tokie kristaliniai, aštrus. Ir galvoju, ką toliau. Žinai, kaip tas kai skysčių galiu būti. Tai netgi per juos gali prasiskverbti. Geras. Birute, tu sakyk, kada iki šitą... Tuoj, dar man kompas rodo 86%. Gerai, tai aš nieko. Kažkoks kodas paslėptas čia buvo tuose kristaluose, DNR kodas kažkoks. Kopiją tik pasidarau, neįmušiu.
Aš viduj kristalų. Nauji kažkokie arba įrankiai, arba ženklai, nauji ženklai. Man va parodai, žinai ką, kaip tu gauni tuos ženklus, mum iš karto, o dabar juos permetinėjai. Nu tai čia jo, čia bendrai. Čia tiesiog surenkam Taip, 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 tik tai va kaip tą darei copy paste, tai va dabar automatiškai. Nes kadangi aš tas architektas, dėl to man Jo, jo. tie ženklai. Viskas, jungiu blokelį. Gerai, jums blokelį. Einu toliau. Man rodo, kad aš turėsiu Birutės grįžti, kad su Birutė kartu į... Bet jau kaip tu tada pro tuos Tai kristalus? aš tai portalą atsidarysiu, mane įmes iš karto prie prie to altoriaus. Ir prie altoriaus susitinkam. Jo, bet man rodo, kad man reikės grįžti Birutę, bet nematau, kaip mes pas tave, nes aš galėsiu sukurti tą portalą. Bet ir tu juk Birutė gali kurti portalus. Nu, turėčiau galėčiau, logiškai. Jo tik tais, va dabar gerai, aš pasidalinsiu su tai po to Birutė koordinatėm, kur aš būsiu. O dabar man rodo, kad dėti, dedu šitą žiedą, atidarau portalą. Tai va, man rodo, kad tau atsiųsti, bet tai kodėl tada nebereikia? Man rodo, kad galiu tau atsiųsti Birutei koordinates, būtent kur Jo, tas man irgi altorius tą yra. patį. Va, jau pasiėmiau žiedą, dabar stoju prie to altoriaus. Aš matai, juk aš žinau, kad aš iš kairės pusės turiu į dešinį tunelį įvaryti. Bet tai tau Bet man rodo, kad tu teleportuotis. gali portalą atsidaryti. Aš tau atsiunčiu Birutę, aš širdimi į širdį atsiunčiu, aš tau koordinates persiunčiu. Ir viskas. Ir aš dar tada atsiųsiu, nes man rodo, kad atsiųsti tau irgi. Ir kraunasi dabar ta informacija. Ir man tą parodė, kad aš galiu tave per tą portalą atidaręs, kur tą žiedą turiu, kad tu per jį gali irgi įeiti. 100%. Turėtum turėti koordinates, jeigu portalą atsidarysi. Tai mes abu atsiuntėm tai. Man, nežinau, rodo tokį labai šviesų. Jo. Toks kaip marmurinis būtų kažkas tokio. O tu, Mindaugai, prie manęs jau? Ne. Bet kažkur buvo netoliesi. Nu, aš tuose kristaluose viduj ten renku viską. Na, aš prie Kęstučio turėčiau būti. Esi. Jo, esi prie manęs. Man rodo, Kęstučiai kažkokį paimu irgi, nesuprantu, kažkokį ženklą. Nes jis tiesiog išmetė, kad tau. Man žinai, kad tą ženklą, kaip sakai, išmetė čia kažkokia apsauga, bet apsauga žodžiu galaktikos. Planetos gali būti apsauga visus.
Aštuoni taip? ženklai iš viso. Aštuoni ženklai iš viso. Nusiskaityk 100%, ar susirinkai visus ženklus. Mhm. Jie aukso spalva šviečia, ta prasme, erdvėje, o tie kristalai rausvi tokie. Kristalas ar kristalai, nežinau. 8-9, nu jo, dar kažkur yra. O uola kažkokia. Eina kristalai ir po tenai. Virš galvos. Mhm. Mhm. Jo, nežiūrėjau į viršų. 110. 110? Ne, 100% parodė 10 ženklų. Ženklų. Aha. Vienas kažką bendro turi su reptiloidais, nes grynai gyvatės kažkokios viduj. Įrankiai dar meta žodį, kažkokie įrankiai bus dar. Ir pajautimas ateina iš matricos, tipo, kaip, nu, tipo, vat klausia, kaip ten pakliuvau ir kaip va judu toje erdvėje. Tyliai, sakyk. Bet kodėl aš girdžiu juos dar? Todėl man atrodo, kad tu kažką DNR savo turi matricos. Šitos ne tai, kad matricos, bet to dirbtinės sąmonės. Nes man irgi stebina, Matrica tai kodėl aš, tai dvi priešingos komandos, kai tai kodėl aš girdžiu juos. už tai, kad gali būti, reikės, žinai, padėti ir kurti ir dirbtinį pasaulį, gal. Dieviškojų matricų. Birutei kažkokie kristalas yra tau toks. Kaip, žinai, kas būtų, kaip kaip tas akmuo vadinasi, rubinas, tokios va Man irgi spalvos. atėjo tas pavadinimas. Kokia jo funkcija? Gydantis. Bet čia labai Aha. dideliu mastu gydantis. Tai man Bent jau atėjo, man atėjo. man atėjo žodis, kad išsiaiškint, nu, tipo, kad tu tau, Birutė. Man parodė net minę žmonių gali gydyti kažkaip. Va, ir parodė iš karto, Aha, toks kaip jeigu tarsi darysim, spinduliai. taip, ir va parodė, nu, tu žinai, nuo tų nanobotų, nuo šitų dirbtinės sąmonės nanobotų, kad tu juos gali sutraukti ir va, jeigu darysim tą mūsų projektą, kur žmonės sukelsim ir gydysim grupėmis, tai va šitas, bet ir parodė, kad į bendrą lauką kažkaip gali labai didelį kiekį gydyti. Ir tau kažkokią apsaugą, kaip apsiaustas, kaip veidrodinės, nes kai tu užsidedi, tarsi būtų, kaip čia paaiškinti,
ne tas pats vaizdas, kas yra, nu, sakykime, prie tavęs, aplink tave, sakykime, bet Mhm. viduje matosi tarsi, va to absoliuto, ta balta šviesa, tas baltas, tas, aš nežinau kodėl, kaip tai, nesuprantu, man tai parodė, o kas, dėl ko, nežinau. Bet vat būtent, kad jį kai Atriboja užsidedi, gal nuo kolektyvinės sąmonės. nežinau, nes kai tu užsidedi, Man eina, kad astralų jaučiu apsaugą astralinį. nesakau, kai užsidedi, matau tą tokią, tarsi jisai būtų kaip, nu, įsivaizduok, kaip iš kokios plėvelės, ne, permatomas, Mhm. stiklinis ar kaip nori vardinti. Ir per jį matau Mhm. viduj erdvę tokią, nu, begalinę erdvę, bet jinai tokia, nu, žiauriai Gydanti. sterili, balta, va ta absoliuto, žinai. Bet jinai tą apsaugą gali dėti ne vien tik saunai ir kitiem gali tą apsaugą gydančią dėti ir palikti. Nežinau, man tiesiog tai parodė. Nu, gali būti, aš nežinau, man neina informacija ir apie to daugiau. Kęstučiui, kaip čia paaiškinti, panašiai kaip, žinai, kaip panašiai, kažkas tokio, bet ne, tai norėjau sakyti, kaip medicinai, kai tos gyvatės aplink tą. Bet, nu, čia, tarkim, ne, čia kaip būtų lasda kažkokia ir dvi gyvatės, va taip, susipynusios. Kaip in and yang, ta prasme, kažkas tokio. Ir jų galvos taip žiūri į apačią, kaip į apačią žiūrėtų. Ir irgi va tas kažkoks rubinas stovi. Raudonas. Kokia funkcija neteina niekam. Birutė, kokia tavo atrodo funkcija? Vienintelis dalykas, ką matau, kad tave su ją, kad tu, kai laikai, tarsi kaip biški, kaip čia, kaip lenktumės prieš va, kaip dievą, kažkas tokio, tarkim. Ir nueina kažkokia banga, kažkoks spindulys iš šonus, baltas toksai. O kam, dėl ko, nežinau. Tokį vaizdą parodė. Galvos linktelėjimo aktyvuojuosi, ne? Ne. Tarkim, kaip prieš altorių kokį melstumės, ne? Ir aš aiškiai matau, kad tu laikai dešiniai rankoj tą. Ir tarsi biškai būtum pasilenkęs, kaip prieš altorių kokį, žinai. Toks vaizdas ateina. Bet daug visko su gyvatėm, kodėl? Ta lasda, kai tik tas ženklas mačiau. Tai nepamirškit, kad reptiloidai ir gyvatės vieni seniausių visatos žvėrimų. Aš iš karto man atėjo, kad su reptiloidais kažką bendro turi tiktais. Nu tai, žiūrėk, tu sapnavai vorus, ne ten, aš sapnavau, kad miegantys švarioj erdvėj, miegantys, pusiau reptiloidai, pusiau gyvatės, atsimena, bet ta erdvė, bet tas vanduo buvo toksai švarus, kad juos reikės prižadinti. Ir aš sakau, tegul miega jie. O kaip sapnai susiję, ne, iš tikrųjų. Tai reikės įsiaiškinti. Tai gal tu su Kita ta misija lasda ir parodys, man žadinsi? sako. Gal aš tu tą lasdą žadysiu ar pakeisiu juos kažkaip tai teisingai.
Nemeta jum, kad kita misija kažkaip į reptiloidų kažkokią planetą? Nežinau, aš dabar dar žiūriu įrankių visokių, kad... Bet kodėl čia? Gerai. Kodėl ne laive? Tai, kad čia už tai, kad čia reikia palikti čia. Čia mes pasilikę juos. Čia mes juos pasilikę, tuos įrankius. Čia mūsų tie įrankiai. Mes juos pasilikę. Daug kur mes išsimėtę po visą. Nes man rodo begalybės ženklą, irgi va tokį raudoną, kaip iš rubino. Raudona Ir- gyvybinė energija. Spalva. Ir planetą. Planetą, kaip būtų su palydovais. Tai čia yra. Nu va, Keturi. planeta. Jo, bet kaip būtų su palydovais, va tie žiedai aplinkui ir kaip būtų, palydovas, va kaip Mėnulis, kažkas tokio, va šalia tos planetos aplink ją, kad suktųsi. Kokia funkcija? Pasižiūrėk, ar čia pajaus, ar čia Saturnas. Man eina, Ne, kad nes čia Saturnas. Gal, bet nes čia matai, kas yra, čia ne vienas žiedas, čia keturi net. Gerai. Tai tie žiedai Saturnų, tai jie, kur ten rodydavo anksčiau daug žiedų, jie sumažėja. Aišku, man toks atėjo pajautimas. Ir kokią funkciją tau, ką duoda? Irgi metai išteiškinti. Kažkas tokio. Ai, tau planetą metį kaip žiedą, ne? Ne. Davė įrankį planetą. Jo, teisingai. Įrankį davė tokį planetą su palydovais. 4 palydovai. Kažkodėl, įdomu, dėl ko pabrėžia man tos 4 palydovus. Tos planetos, ta prasme, kad aplink tą planetą matau aiškiai 4 palydovus. Vat kaip Saturnas būtų, va žiedas, ne? Tai aplink tą planetą irgi va tokie 4 žiedai ir juose matau palydovus, va tas planetas. Mažesnės, kaip Mėnulis, tarkim. Jo. Tai čia kitai mūsų misijai, šitie įrankiai. Jums abiems tas pats irgi matau kaip čia pasakyti, kaip būtų kaip atomas, žinai, kažkas tokio. Bet bet va tas irgi va su kaip atomas, bet ne planeta. Man ten buvo pajutimas, kad planeta, o čia jums kaip panašiai, va, kaip atomas ir su vienu tuo branduoly. Aš neprisimenu, kaip ten, iš ko susideda ten. Bet jeigu įsivaizduot, elektronas, protonas, neutronas. Jo, ten kai būna tėva, kai rodo apie branduolinę galią. Jo, ir tas kitas sukasi aplinkui. Vat kažkas tokio irgi jums. Ir man kažkoks kristalas, bet toks šviesintis, kažkoks
kaip absoliuto šviesa būtų, kažkas tokio. Baltas, nu ta balta tokia spalva. Mhm. Nežinau, neina nieko. Ir dėl jūsų įrankių irgi nieko neina prie ko tas va, atomas. Kaip ir viskas, man atrodo, jau metas 100%. Na ir viskas, lėkiam tada. Skaldyti ir valdyti. Skaldyti ir valdyti. Jo. Aš Ta išlendu misija iš kažkaip ten, bus susijusi darau su reptiloidais, portalą, net laivą man parodė. šalia jūsų aš esu. Dabar Nu kuriu ką, tą kitą pėdsakus išsivalom Valom pėdsakus. ir sukuriu tą rutulį aplink mus. Palauk, turiu užsikrauti. O altoriaus dar nedaužė. O Ne tu jau dar. daužėjai? Tai tada gali Ne. daužyti. Daužau tada dabar. Įlinėjęs. Bet taip iš pirmo neišsidaužau. Kam tu galvoj sport salę lankai? Va, va. Aš tik vis galvoju, skystis, bet skystis neturėtų judėti tarp, kristale, tarp kristalų. Tai čia iš galvos mąstau, kad neturėtų judėti. Na ja, šiaip jo. Tai. Bet kristalas irgi, jisai irgi yra vienas iš... Skystis irgi vienas iš kristalų formų, nepamiršk vanduo. Kristalinis jisai irgi yra tik tai kita forma vandens. O man tą kristalą, tą švietinti, kad su absoliutu kažkas bus. Bet mes ir taip, nežinau. Čia man, žinai, ką parodė, kodėl, va nežinau, kodėl man vis rodo, bet parodo mums tų žmonių tą ir tu gali įstatyti žmogui, va su tuo va įdėti tos energijos, kad įsikoduotų, kaip sako, žinai, Kristus grįžt, Kristaus sąmonė grįžt, tai grįž energija Kristaus, Christ consciousness. Tai va man parodė, kad tu gali į žmogų ir kad ta pirminė stadija, antrinė, tretinė, ten gal 8 tų stadijų bus, kada pereidinėsim, kada Kristaus sąmonė ateis. Kristaus sąmonė absoliutų, tai čia irgi. Šiaip Man rodos turi jo. skylė jau. Viskas tada patikrinu dar, nes čia galim nesusitikti kitoj pusėje. Jo. Nes kažkaip tas kristalas, kur tu jį gavai, tai tu jį gali dalinti su kitais. Šitą energiją, kurią tu turi, tu negali dalintis, tu kada mes dirbam kartu, tada gali dalintis. Bet va man rodo, jo, kad va dalinti, bet va būtent rodo, kad mažą tokį kristaliuką tarsi va. Taip, kažkas tokio. Taip, man ir tą kristaliuką parodė. Tai va, man sako, gavot įrankius, naudokit. Gerai. Čia patikrinu dar 100%. Ką, judam pro tą skylę. Arba išlysim kitoj pusėje, arba ne, nes čia išpikseliuot gali, kiek supratau.
baugi skylė tokia, ne? Jo, juoda, grinai tokia, kaip būtų. Juoda aplinkui jo. Net ir Bet išorė kaip apsauga tokia uždėta, bet ta skylė, jinai su sąmonė, stebinti mumi. Nu, gerai, o kur toliau? Sustojame to skylė, palauk. Nu, nes to erdvė Pasikalbė. juoda. Jo, pasikalbėk su ta erdvė. Dabar va gali pasikalbėti su juo. Čia kaip kažkas tokio įvyko, kaip šviesa tunelio gale, nes mes skrendam dideliu labai greičiu link tos šviesos taško. Man toks atėjo, jei norėjau, ta erdvė būtų mumi prarijus, bet kažkoks susitarimas yra. Bet galėjau, išpikseliuot mumi. Tai mes ne vieninteliai čia, nes man parodė va tokių burbulų keli, jau, nu, ta prasme, jie liko to erdvėje. Taip, sakau, kad, sako, mūsų dažnis atitinka. Viskas to išlėksim iš tos erdvės. Nežinau, Pas kažkokią mumi moterį parodė švies. Eina pas tą moterį. Pas mumi DNR yra kodai, visi kokių mums reikia. Tie, kur buvo kurti visi, tie, kurie jau, tie, kurie darė, visiems nepavyko, nes jie buvo nedadaryti. Pas mumi yra DNR tie kodai, kurių reikia. Nes va, Už tai, ta moteris, va, kur sakiau, kur mačiau tą burbulą su ją, man rodo, kad jinai, nu, gydymo įstaigoj dabar, ar buvo, ar yra, nežinau. Paguodai. Kaip? Paguodai, sakau. Nu. Bet mes išėjom jau, kaip suprantu, nes kažkaip labai šviesa jau. Jo, viską išlėkėm. Paguodžiau, būtent, kad taip atrodo toksai, žinai, žaidimas, bet... Tai mums tą moterį reikia susirasti? Ne, tiesiog parodė, kas jai nutiko. Supratau. Nu, į durnyną pakliūvinę. Jo, siel, jo. Net laikai kūną. Kūnas jo. Ne taip supratęs. Nes ta erdvė ant tiek jinai galinga, kad yra kažkoks susitarimas. Ir yra kodai. Ir šitus kodus, kuriuos mes turim, jie yra ne iš šitos visai visatos. Jie yra iš visų visatų sudėti tam laikui, šiom misijom. Žodžiu, neišneša, ką man čia eina, tai net neišneša protas. Žodžiu, jo, iš visų visatų sudėti pas mumi kodai. Man parodė Birutė, kad aš galiu ir tą kristalo, to balto šviečiančio kristalo, kristaliuką, įdėti tavo tą raudoną. Gal tau irgi atėjo toks vaizdas, ar ne?
Taip, ir žinai Ta kas, prasme, ir įdėtum kaip daugiau tada tu įdėsi funkcijų į tą, dar atsirastų. Kad skleisti labiau kažkaip, kad va, daug iš karto gali rodo. jo, bet man parodė, žinai, Aš, kad kaip aš vos skleis, ne kiekvienam, jo, sakyk. nes man rodo, kad nu, va, kai pradžioje rodė tą kristalą, aš galiu individualiai kiekvienam tarsi va, turiu, nu, kaip paduoti kažką tokio. O per tave, jeigu kai įdedu, rodo miniai, kad vat, tas spindulys nueina, tas baltas iš žmonės miniai. Taip, o aš galiu tą spindulį išleisti su ta lazda į erdvę, Mhm. tokia kaip banga, Mhm. kartu sudėjus. Jo, tai ir pas Kęstučio į tą įdėk. Gali ir į mus įdėti irgi. Mes turime jau šitus. Man irgi eina, kad yra pas mus šį viduje. Pas mumi jau šitie yra, bet čia žinai, ką man dar va kažkodėl parodė, kad reptiloidų gali būti, reikės perkoduoti sąmonę kažkokią ar žemėj šitų reptiloidų, ar kažkur tais. Nu tai aš įdedu tada į tavo tą rubiną. Aha. Mhm. Man matai, kad tu sakai, kita misija su reptiloidais bus susijusi, bet man labai rodė iš viršaus žemės vaizdą ir mano tą rubiną ir tarsi gijos vat nueina į visą žemės planetą. Tai žemė irgi reptiloidų yra pilna. Nes va tas vagijas ir aš mačiau, kad vat, bet aš mačiau į žmonės, kad nueina, bet grinai į galvą, į trečias akis. Reptiloidų smegenys tai yra bus deaktyvuotos pas kiekvieną žmogų. Ir tada Kęstučio va įdedu į tą lasdą. Mhm. Tiek informacijos padavė, kad atsistojo, tai net galva spengia. Nes ir Atrodo, gyvačių košė. akis pasikeitė. Jos buvo rubinai, o dabar tapo tos va, baltos šviečiančios. Va. Nes pas mumi tai yra, žinai, 3D tas instinktas fight or flight, tai jisai bus jau nereikalingas toj naujojų žemė.